Na, Noriu pratęsti mintį apie Yin Yang ženklą, kad moteris yra kaip ir vyras ir moteris kartu. Kai vyras ateina apsikabina moterį, tai tarsi ji yra jame, nes jam turėtų būti svarbiausia. Moteris vyre mato šviesą ir vyras moteryje mato tą šviesą ir kai jie kartu yra vienas kito veidrodžiai. Ir tai turėtų būti vis dėlto mėlyna ir balta, bet ne balta ir juoda. Nes dangus kaip vyras, ane, ir moteris balta, kaip žemiška labai švari balta spalva. Tai šitas ženklas yra suklaidintas. Toliau. Čia tarsi lašai, ane, du lašai viename. Ir moteriškos energijos turėtų būti 70 dangaus ir 30 žemės. Ir vyro turėtų būti 30 ir 70 žemiškos energijos. Tai mes turėtumėm daug mažiau dirbti. Ne? Viską gauti iš vyro, tada bus totali harmonija. Tai va tiek, dar tas ženklas, jisai pas jūs ten buvo toks paguldytas, tai jau gulimoj pozicijai vyras su moterim mane tenai, tai iš tikrųjų turėtų būti va taip pastatytas. Tai va, tai tiek apie tą ženklą. Toliau, pona Žydrūnai Sadauskai, jūs pasakėte, kad moteris tupai myli savo vaiką. Ne, besąlygiškai myli savo vaiką. Ji ir atėjo išmokti besąlyginės meilės, todėl turėsite už tuos žodžius atsakyti. Toliau, dar vienas. Jūsų sluoksniavimas ar dėliojimas į lentynėlės pagal profesijas. Kas jums pasakė, kad advokatai ar teisininkai yra aukščiau už kirpėjas? Kiekvienas žmogus eina savo keliu ir jis atsineša savo profesiją iš savo širdelės. Ne? Kiekvienas žmogus turi savo kelią, dvasinį kelią. Ir tame neturėtų būti kažkokios diskriminacijos ar sakyti, nu jeigu iš tokio sluoksnio, tai va čia bus kirpėjėlė, nagučius darys. Arba iš to sluoksnio aukštesnio, tai jau darys tada jau ten aukštą išsilavinimą turės. Žmonės nėra nei geresni, nei blogesni su aukštaisiais ar žemesniais išsilavinimais. Jie yra kitokie savo sąmonės lygyje, bet nuo to jie nei geresni, nei blogesni, jie yra kokie yra. Tai tiek, su didžiausiais linkėjimais iš Londono, su meile.